Vėjas žydi po langais, trumpaivais rytais ir vakarais. Kasgi čia kava? Mano kava. O tikrai, kur skrendi šiandien? Į Londoną. Tai anksti grįši? Tik šiandien nakvosi pas save. Tikrai, o kodėl? Kaip tai, kodėl visą savaitę pas tave reikia nors kartais namuose pasirodyti? Žinai, Rima man vieną dieną sako, klausyk, tu pas jį ir pas jį gal jau ir apsigyvenai, tik man nieko nesakai. O aš jai sakau, kaip galiu gyventi pas žmogų, kuris manęs net nepakvietė pas save gyventi. Tai gyven, kokios problemos? Palak, tai aš teisingai tave išgirdau? Tu kvieti mane gyventi pas save? O tu nenori? Ne, tai taip ar ne? Aš tai džiaugčiausi. Oho, čia rimtas žingsnis. Šį vakarą aš persikraustau pas Albertą. Tu pagaliau jį prispaudei. Ką, tai jis pats pasiūlė? Tarkim. Tikrai? Labas. Čašč, kavos. Oi, mums jau laikas. Nuvažiuok pašert Kakučią ir išvest Kakučią. Tik nežiūrėk, kai jis tai daro, jam labai gėda. Nu, stengsiuosi. Viso gero. Nepamirškit parašiutų. Eikit. Iki. Nu, prašau. Kaip tikras. Vis 10 kartų. Gerai, 10. Labai juokingas. 10 tai jau juokingas. Žiūrėk, gal dar kokiu nukirstų pirštų turi? Jo, nukirstų pirštų turim. O vidurinių yra? Baig. Vidurinius mes visus jau pardavėm. 10 šniukų, 20 eurų. Kaip tik prašau. Ačiū labai. Viso. Sveiks, Eri. Na, sveikas. Nu, gerai, va to išsidarau ir einame. Tu gal iš vis uždaryk šitą parduotuvę, kiek galima šitų šūdų prekiauti? Šitas šūdas, tarp kitko, labai pelningas. Nu gerai. Klausyk, gal gali paskolinti iki algos? Kokios algos? Tugi niekur nedirbi. Seni, kai turi 2 butus Vilniaus centre, ačiū, amžinatelis močiutėm, tau ir nereikia dirbti, nes tai yra ir tavo alga, ir avansas. 20 dieną iš vieno buto alga. O 5 dieną iš kito avansas. Nu tai kaip, paskolinsim? O kur tu juos iš viso išleidai? Nu kaip kur? Kur ir visi? Kuo tu vardu? Ko tu toks susiparinęs? Ai, su Egle negaliu susitaikyti. Ką, pirmą kartą? Nu, ne pirmą kartą, bet šį kartą iki šeštadienio būtų gerai. Kodėl iki šeštadienio? Nu, matai, dabar Eglė daug dirba ir parėjus iš darbo būna labai pavargus ir mums vakarais nelabai ten kas jau ką padirbti išeina. O šeštadienį Toma išvažiuoja pas močiutę ir mes tada su Eglė likę, žinai, galėsim. Pala. Pas jūs seksas vyksta tik šeštadienį? Ne, nu ir sekmadienį būna, bet jeigu neišeis dabar, tai jau 2 savaitės tikrai nebus. 2 savaitės be sekso, seni, man net mokyklui tai blogai nebuvo. O, 2 savaitės tai stipru, aš net univerę geriau prasisukdavau. Oi, labai juokinga. Geriau patartumė draugui, ką daryti. Pavyzdžiui, tu, Rami, kaip tu taikasi su savo panom? O kam taikyti? Susipykom, išsiskyrėm, surandi kitą. Nu, tu kaip su Irma. Aš nesipykstu niekada. Na, būna pradeda šakotis, tai aš tada ją lengvai pajuokinu ir viskas. Pajuokinu? Ja. Gerai. Kiek valandų? Nors nesvarbu. Man jau metas Irmos daiktus surinkti reikia. Išsikraustų, sveikinu. Atsikraustu. Jinai ir tave prispaudė. Nieko jinai nespaudė. Aš pats pasiūliau. Seni, negi tu toks bukas iš tikrųjų.
Ji visą laiką iš lėto grobė tavo teritoriją, o dabar tu pats savanoriškai pasirašai kapituliacijos aktą. Niekas nieko negrobė. Tu pats pagalvok. Voverytė? Kur mano triusikai? Taigi apatiniam stalčiui. Apatiniam. Va, mano daiktų yra daugiau, taip daug patogiau. Irma, o kur peiliai su šakutėm? Viskas būdavo pas mane šitoj stiklinėje. Anksčiau visi daiktai buvo vienoje vietoje, o dabar visi daiktai savo vietose. Taip jau patogiau. Voverytė, tavo meškiukas atskrenda ant meilės sparnų. Kas čia? Pekutis. Zukelė, aš viską apgalvojau. Tegul Pekutis pagyvena pas tave, na, kol aš išvykus. Kad nereikėtų kiekvieną kartą taip toli važiuoti išvesti, juk tai patogiau. Ar ne, Pekuti? Juk tai patogiau? Ne, nesąmonė. Ir šiaip mes jau tiek laiko kartu, kad čia tik tai grynas formalumas. Eik, tu seniai, paklausyk patyrusio. Tau viskas blogiau ir blogiau ir blogiau. Rimtai? Blogiau kaip tau, tai jau niekam nebus. Gerai, aš einu. Voverytė. Kas atsitiko? Ką jinai veikia mūsų duše? Rimutė užsuko po reiso nusiprausti. Tai tu, Rimutė, jau nepyk ant manęs, kad aš įsivežiau į savo dušą, išgazdinau tave, bet tu supras, kad aš pats mirtinai įsigandau. Nieko tokio. Bet kitą kartą prašau belgtis. Kokį kitą kartą? Taip, kitą kartą. Ryt mes su Rimutė turim labai sunku skrydį, tai pasiūliu Rimutė pas mus pernakvoti. Ašgi žinau, kad tu nieko prieš, jog mūsų draugė gyvens mūsų namuose, miegos mūsų namuose. Oi, tai aišku, tegu miega, valgo ryja. Na ką, mielasis, taip jau patogiau. Oi, taigi puikiai proga pakelti mūsų gėrimus už tai, kad pagaliau gyvenu su savo mylimuoju. Išgerkime. O, Rima? nepasprinkime. Zuikutė. Atstok, aš noriu pamiegot. Glutė, ašgi tau pusryčius atnešiau. Gerai. Idiotas! Glušas asilas! Kaip aš už tavęs ištekėjau tokį asilą? Aš maniau, kad bus juokinga. Jokinga! Tuoj tu pats juoksies! Esi šūda man asilę tu! Šūdas kaip susitaikyti su žmona. Taip, pabandykite karštą seksą. Pabandykite. Taip, atneškite į pusryčius į lovą. Bandym. Taip, 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 mūsų žmona sutaikė mūsų sūnus. Vaikai. Variantas. Irmutė, Ką? ėmei mano peiliuką? Čia turbūt Rimutė. Toma, kaip sekasi? Tėti, arčiau reikalo, ko reikia? Pamokos ruošį. Šaunuolė, šaunuolė. Žiūrėk, Tamulė.
Man reikia, kad tu padėtum man susitaikyti su mama. Man nelabai gaunasi. Tėti, tu durnas padaryti mamai pusryčiams kakutį? Nu, taip, labai toks nevykęs juokelis. Tai tuo labiau man reikia tavo pagalbos. Gerai, tik katiną padovanok man. Ką? Taigi mūsų mama nemėgsta kačių, nekenčia. Ji nepastebės. Tai kaip galima nepastebėti? Gyvūno namie. Ežių žiurkėnų tai nepastebėjo? Pas mus namie gyveno ežys ir žiurkėnas. Nu, tu duodi. Bet ar padėsi? Nu tai va, nuomininkai išsikraustė iš mano 2 kambarių buto ir atėjo mano avansui. Aš tau sakiau, kainą iškart reikėjo pakelti. Ai. Tu nenori pagaliau susirasti normalaus darbo. Ir tu apie tą patį. Taip, sūnau. Kiek galima? Nori biškį? Ne. Sėsk, kojas nusipurtik. Su tuo nauju įnamiu galima iš proto išeiti. Vėl Rima? 2 kartus per naktį jau kvietėsi pizzą. Įsivaizduoji, čia nebuvo, čia maisto perdirbimo kombainas. Klausyk, paskolins man 500, jeigu aš išgrūsiu tą kombainą. Kaip? Yra visokių būdų. Žinai, galima ir... Bet čia kainuos brangiau. Ne, gal liekam prie to mažesnio biudžeto. Gerai, žiūrėk. Tave nervuoja Rima, aš pradėsiu nervuoti Irmą. Kasdien pas jūs ateisiu, prausios, valgysiu, nakvosiu, tegu ji pasijunta tavo vietų. Geras. Rimytė, kur sausainiai, tu pati žinai, o aš trumpam tuliką. Labas. Albertukai, Voveriu, grįžai. ko nesakė, kad pas mus Raima? Ai, į svečius atėjo dabar, tai galvoju vis tiek tu ne prieš. Rimutė užėjai, kvapicos tau palikau, šuniukas pavalgys. Labas. Labukas. O Albertuką nėra namie. Koks skirtumas? O Rima yra? Aš galvoju, teliką, žinai, užėjsiu pažiūrėti. Gerai? Labas. Rima yra? Aš čia prie interneto, gerai? Rima? Tu nieko nepastebėjai? Tikrai nieko nepastebėjai? Kas? Žuvis pašvenkusi? Kokia žuvis? Man atrodo, kad Raimis tave įsimylėjo. Baik. Ką baik, ką baik? Kiekvieną kartą, kai ateina, klausia, ar tu esi. Matei? Žodžiu taip, aš išsivesiu Albertą, o tu jau žinai, ką daryti. Pas gaunas kažką reikia daryti. Seniai, pasitikėk manim, tuoj pasiduos, tuoj. Miškiukai, Ką pelite? pameni, mums reikia pasikalbėti. Šuniuką išvesim, gerai? Bėgus ternyte. Na va, tėvelis savo pažadą ištesėjo. Dabar atėjo tau laikas sutaikyti mūsų mamytę. Bet būtinai iki šeštadienio. O kodėl būtent iki šeštadienio? Nu, matai, šeštadienį tu išvažiuoji pas močiutę ir mes su mamytė tad... Na, mes su mamytė nenorim likti nesusitaikėsi. Labas. Labas. Kačių maistas kam? Paėmiau prie filmo. Galvau daug pigiau negu traškučiai. Alio? Palauk, tuo išnešiu. Klausyk, tu su savo taupimu visai nupušai. Pasigydyk. O svarbiausia, kad mes anksčiau su Irma kartu gyvedavom. Nuomojom būtą. O dabar aš tikrai to būtų viena neištempsiu, supranti? O dar tas ožys paėmė ir pakelė kainą mums. Kodėl Ožys? Vilnius nepigus miestas. Na, žinau, bet aš visai galiu mokėti, nu, bet tik 1000. 1000? Klausyk, Rima, kraustikis pas mane. Kaip tai kraustikis? Taip iškart? Nu, ko laukti? Tau reikia būto, pas mane yra kur gyventi. Nu, nežinau. Gal ir gerai?
Nenubadžiaujat? Visai ne. Jūs neįsivaizduojat, kas dabar nutiko. Raimondas pasiūlė man pasikraustytis. Taip, iš karto? O ko čia laukt? Seniai, aš pasiūliau Rimai kraustytis. Žiūrėk, Rimutė, čia raktai. Albertai, Rimutė, ar jūs neįsižeisit, jeigu aš šiandien mėgosiu ne pas jūs? Ką darysi? Tėvelė, tik atsimink, jokios vaidybos. Mes turim tik vieną bandymą. Tėvelė, kodėl tu toks blogas? Kodėl tavęs taip mama nemyli? Kodėl jinai iš tavęs tyčiasi? Nežinau, dukrytė, nereikia taip kalbėti, bet žinai, kad mūsų mama yra pati geriausia pasaulyje, taip? Gerai, daugiau. Tokie gal dabar sunkus laikas ir gal ir aš dėl to kaltas. Tėvelė, o jeigu jūs niekada nesusitaikysit? Kaip nesusitaikysim? Mes susitaikysim būtinai. Tik tu prisimink, kad mūsų mama yra pati geriausia, pati švelniausia pasaulyje. Ir jai tik dabar sunku darbe, ir jai reikia ant kažko išsilieti, ir jai reikia tokio kantraus vyro kaip aš. Dukrytė. Katinui baigėsi maistas. Gerai, nupirksiu. Dabar bėgi savo kambarį. Labas. Labas. Kaip laikaisi? Labas. Labas. Kaip laikaisi? Kaip matai, nelabai. Žinai, Edvinai, aš iš tikrųjų labai daug dirbu dabar. Man reikia nuleisti emocijas. O čia tu toks mielas, toks pažeidžiamas. Na, aš kartais ir nesusilaikau, pasinaudoju. Tai naudokis, kiek tau reikia. Tik žinau, kad man šeima yra pirmoji vietoje. Ir kad mes noriu, kad visada būtumėm kartu. Edvinai, koks tu švelnus. Edvinai, taigi rytoj šeštadienis. Rytoj išvešim močiutę pas Tomą. Tai yra Tomą pas močiutę. O tada ir galėsim visą dieną tuo užsiminėti. O tu atlaikysi visą dieną. Taigi žinai. Tai žinau, dėl to ir klausiu. Edvinai, aš bėgu dabar nusirengti. O tu, mano katinu. Edvinai. Čia tu kniauki? Taigi tavo katinėlis. Miau. Sorry, seniai, kad pastai, bet labai babkių reikia. Kokių babkių? Nu kaip kokių? Už tavo laisvę nuo maisto kombaino. Pamiršau iš džiaugsmų. Tuoj paimsiu, turiu pasidėjęs. O, labas. Štai kur tu. Kaip būtas? Koks būtas? Kur buvai visą naktį? O kodėl aš tau čia turiu aiškintis? Tu dar tyčiasi? Kur tu buvai? Ša, kas čia vyksta? Ko triukšmaujam? Įsivaizduoji? Jisai pats pasiūlė pas jį gyvent kartu su juo, o pats net negrįžo namo. O, nesuprantu, kodėl šeimininkas turi nakvot bute, kurį nuomoja. Tu jai butą išnuomavai? Tai aišku. Taigi pati sakei, 1000 tinka. O, labas! Pala. Aš tikiuosi, jūs nepagalvojot, kad aš ir ji...
Gerai, džiaugiuosi, kad viską išsiaiškinom. Rimutė gali likti tom pačiom sąlygom. Padėtų su savo to būtų. Nu gerai, pirmą mėnesį galėjai ir už 900. Čia blys. Kokia aistra pas juos čia. Viskas. Bėk. Katinėli, aš tavęs laukiu. Einam greičiau į vonią. Aš greitai, jau bėgu, greitai. Tikiuosi, tu čia apie vonią? Katinėli, greičiau. Katino maistą pamiršau. Greitai. Kas čia vyksta? Toma grįžo. Toma? Toma, ateik čia. Kas čia? Katino maistas. Gal nori? Labai skanu. Nenoriu. Ai. Edva, kas tau dabar? Iš kur šitas katinas? Čia Tomas. Toma, iš kur šitas katinas? Tėtis man padovanojo, kad aš jį sutaikyčiau iki šeštadienio. Iki šeštadienio?